Sveiki, mano vardas Martynas ir aš esu priklausomas. Oi, ta patirtis. Aš tokį nusifotkinau vieną puslapį iš knygos, kuris kažkaip labai man rezonavo su manim, čia neseniai skaičiau. Tai paskaitysiu iš tavo vizijos, tai pirmas puslapis. Daugelį normalių žmonių gerimas siejasi su šventiška nuotaika, kompanija ir vaizduotė šėlsmu. Jis atpalaiduoja nuo rūpesčių, monotonijos ir nerimo. Suartina su draugais. Išgerus apima jausmas, kad gyventi puiku. Visai netaip buvo mums paskutinėmis sunkaus girtavimo dienomis. Seni malonumai buvo išgyvę, te likę prisiminimai. Žavių praeities akimirkų niekuomet nepavykdavo susigrąžinti. Mes nuolat aistringai troškome mėgautis gyvenimu kaip seniau. Mus persekiojo skausmingai įkyri mintis, kad gebėjimas kontroliuoti alkoholio vartojimą stebuklingai sugrįž ir galėsime gyventi kaip anksčiau. Vis iš naujo bandėme, bet kiekvienas bandymas baigdavosi nesėkme. Kuo labiau žmonės darėsi mums nepakantus, tuo labiau tolame nuo visuomenės ir paties gyvenimo. Kai tapome karaliaus alkoholio tarnais drebančiais jo beprotiškos karalystės gyventojais, aplink mus pasklido šiurpi vienišumo migla. Ji vis tirštėjo ir tapo tamsu. Kai kurie ieškodavome prieglobsčio landynėse, tikėdamėsi rasti kompaniją, kuri mūsų supras ir palaikys. Tam kartai susirasdavome, trumpai įsimirždavome, o vėliau atsipeikėdavome. Į mus žvelgia 4 raiteliai - siaubas, sąmyšis, žlugimas, neviltis. Nelaimingi gerinti, įskaitant šį puslapį, mūsų supras. Tai va, kažkaip labai susitapatinau su tom paskutiniam dienom, kai jau vilties, tokia visiškai neviltis, jau nebežinai nei kodėl geri ir nebepadeda tas vartojimas pasiekti kažkokios būsenos, kuri atrodo gera. Tai dar galima grįžti atgal, turbūt nuo ko viskas prasidėjo. Aš galvojau, kuriuo aš šiuo momentu tapau alkoholiku ar priklausomu ir nežinau, iš tikrųjų sakiau, buvo kažkokie bandymai ten vaikystėje, kažkokio alaus radom, ten kokių 11 metų išgėram. Tiesiog neatsimenu, kad tiesiog smagi diena buvo, nes radom ten butelį alaus, ten 2 butelius ir su draugu išgėram po vieną ir ten 11 metų užteko, kad būtų smagu. Ir kažkokie tokie buvo pabandymai. Po to kokių 13-14 metų pradėjau rūkyti cigaretės ir atsimenu, iš karto užsikabinau. Aš tik parūkiau, aš ten nežinau, per mėnesį laiko aš jau kasdieną rūkiau, viskas taip staigiai, jau savas. Ir buvo alkoholis kažkokie ten vieni iš pirmųjų bandymų. Prie jūros kažkada pasivogėm butelį iš parduotuvės ir prisigėrėm. Ir kažkas iškvietė policiją, nes pamatė prie jūros girtus paauglius. Tai va, keliavome nuovargio blaivytis jau 14 metų. Bet tuo metu kažkaip nei aš nesureagau, nei tėvai kažkaip labai nesureagavo drastiškai, nes, nežinau, tipo, ai čia visiems būna, čia jaunystė ir mes ten buvom prisigėrę ir ten draugai, tai čia normalu. Gal kai kuriems ir normalu, nes ir yra žmonių, kurie ten prisigėrė vieną kartą ir jiems to užtenka gyvenime. O man po biškį, man buvo įdomu visą laiką, gerti jau 15-16 metų visą laiką jau būdavo kažkokie organizavimai, kažkokie ten savaitgaliais ar kažkur į mišką išeiti, kažkokie stovėjimai, laukimai, prašymai, kad nupirktų kažkas to alaus ten prie parduotuvių. Tai tokias varkės, tai visą laiką buvo įdomu, bet tuo momentu tas, žinai, tai nebuvo tas kasdienis gerimas, kažkoks buvo kaip ir viskas kontroliuojama, tiesiog jaunystė, linksma. Ir keliavo tada 18 metų jau galėjau legaliai pirkti pats, tai ten buvo tūsas, ten visą 12 klasę, ten studijos. Šiaip mokyklai jaučiau tokią atskirtį, čia dažnai pasidalina tokia žmonės, kad jautėsi kažkaip ne tokie, aš ir jaučiaus kažkoks netoks, ego daug buvo, kad protingas, jaučiaus labai, galvau, čia nieks nieko nesupranta ir toksai, kaip knygai rašo, vienišas vilkas. Tipo, aš turėjau kažkokių draugų, bet, žodžiu, galvau, kad visi
tie, kurie nesąmonės daro ir nesimoko, tai tie per durni, o tie, kurie moksliukai mokosi, tai jie nevaro gerti, jie irgi gėda. Nu, tai žodžiu, aš ten, nei ten. Tai šiaip daug laiko vienas ten vaikščiodavau, svajodavau, per langą žiūrėdavau tokiam kažkokiam savo pasaulį, eskeipizmas toksai. Ir dar, ką prie priklausomybių galėčiau pritraukti, tai kompiuteriniai žaidimai, nes ten irgi būdavo grįžti po mokyklos, įsijungi kompą ir droži ten iki nakties, ten, nu, visą laiką viskas, tai be saiko, be kontrolės. Tai buvo tas, o savaitgalį tada eini jau socialiai drožti, ten jau su alkoholiu, su draugais. Tai toks ir gyvenimas, ir nežinau, nuo ko bėgau visą laiką. Gyvenau, tai su mama gyvenau, nu, tokia vidurinė klasė, ten neturėjau niekada kažkokių labai brangių naujų daiktų, bet visko užteko. Mama, nu, kažkiek paminėsiu, kad gerdavo, kai paauglys buvau, jau gerdavo taip irgi tokia buitiškai ten su vynu, tai sudėtingas tas santykis buvo, aš taip atsiskyriau, nebendravau, ten lik bandžiau apeiti aplinkui ir tipo, tu savo gyvenimą gyvenk aš savo ir tokio ryšio nebuvo, būdavo ten kažkokie pykčiai, kažkaip man atrodo, kad man tik priekaištauja, kad viskas ir kad aš jau 16 metų, kaip jūs sakiau, man sueis 18, aš įsikraustysiu, aš varysiu, nu, tipo, norėjau bėgti iš ten, nes man atrodo, kad mano visas skausmas čia kyla iš to, kad čia gyvenu su mama ir ten net tokia, kaip man reikėtų. Tai va, mokyklai pavyko man kažkaip neblogai išlaikyti egzaminus. Įstojau ten, kur norėjau, nors visą laiką tam pagal save kažkokį irgi modelius, ten pusę pamokų nelankydavau, ten savo, ten kažkaip, gal čia dar kiečiau nelankyti pamokų, po to pasimokyti kontrolinių ir gauti normalų pažymį, nu toks, irgi galvoju, aš čia už visus geresnis, nes jie vat lanko pamokas, o aš nelankau ir ten gaunu ten normalų pažymį. Tokie kažkokie, tai va, univeras, pirmas kursas. Atsimenu iš karto, mano idėja buvo, aš varau studentauti, man ten to popieriaus nereikia, ten visą laiką pikau ant sistemos, jau mokyklai, galvoju, čia nesąmonė, čia mokyklai sėdėsiu 12 metų, po to 4 univerė ir 6 po to visą likusį gyvenimą darbe sėdėsiu ir man toks absurdas buvo ir tokia beprasmybė, nu aš taip pikau ant viso pasaulio ir galvojau, kaip kiti nemato, koks čia absurdas, kam jūs čia, nu ką jūs darote, kas jums negerai su galva, taigi pamatykit, kad čia visur nesąmonė ten. Nu, tai toksai. Po to buvo momentas, kai iš to vienišo vilko man kilo mintis, kad gal aš, čia ne mano pasirinkimas būti vienam, kad aš gal tiesiog nemoku bendrauti ir draugų neturiu. Tai tada įrodinėjau, kad savo ten, kad, nu, bandžiau ten būti socialus, ten daugiau draugų turėjau, ten, žodžiu, nu, tai susiradau ten kelias kompanijas, kokias 3 kompanijas atskiras turėjau, su kuriuom eidavau gerti, ten, su vienais arba su kitais, ten, žodžiu, bet ir tada jaučiausi, va, nei ten, va, visur jaučiausi kaip kažkoks stebėtojas ir svečias, niekada ne vienos grupės dalis, o toks kažkoks. Ir jo tas atskirtumas, tas resentmentas, pikimas ant viso pasaulio, tai ir judėjo toliau. Tai va, pirmas kursas, atsimenu, kažkaip su grupiokai susipažinau, supratau, kad ne vienas čia nevarys tūsint su manim ger. Iš karto užsirezentinau ant visos grupės, kad nevykėliai, apie nieką, neįdomus. Susiradau 2 įdomius žmonės, su kuriais nuvarėm gert rašalą. Ir su jais visą pirmą kursą taip ir gerdom, ten tarp paskaitų, po paskaitų, ten tokias nesąmonės darom. Bet jo, tada jau po pirmo kurso kažkaip biškai išsigandau, kad kažkaip negerai čia jau buvo tas pirmas kursas, kad čia kažkaip per daug reikia stabdyti arklius, reikia tvarkytis. Ir buvo kažkoks pagerėjimas, jau vat pirmi bandymai apsitvarkyti, ten kažkiek pavyko sumažinti tą vartojimą ar kažkuriuo laiku ten nevartot, gal ten ir
cigarečių nerūkyti, ten pradėjau sportuoti. Buvau tada ir jau eksperimentai su kažkokiais narkotikai, psichodelikų, ten pabandžiau ir man ten susišvietė, kad, žodžiu, kad aš čia parinas, bet buvo net kažkoks pagerėjimas, kad susišvietė, kad, žodžiu, reikia nustot gerti tiesiog, nušvitimas atėjo, reikia nustot gerti, reikia sportuoti, reikia daryti, ką noriu, reikia ten maitintis. Tai buvo kažkoks pagerėjimas, sugalvojau, kad užsirašiau kovų menus, kur norėjau, ten paauglystai ir kažkaip nedrįsdavau, ten pradėjau ieškoti kažkokių darbų, kur šalia univero galėčiau daryti nuotolinio ir buvo neblogai, merginą dar tuo metu turėjau, suradau, tai lyg ir viskas gerai mano gyvenime, jau kažkiek užsidirbu ten šalia, ten porą šimtų eurų, vartoju mažiau, turiu ten merginą, viskas turėtų būti gerai, tipo. Bet atsimenu, būdavo iš treniruočių grįždavau ir kažkaip būdavo, kad einant namo, tai pusvalandis likdavo nusipirkti alkoholio ir visą laiką būdavo ta mintis, visą laiką einant namo, kad gal nusipirkti ten, gal ir visą laiką jau reikėdavo kovoti su ta mintim. Kartais ir nusipirkdavau, tipo, įrodydavau, kad galiu gerti saikingai, bet nepadėdavo. Man, trumpam laikui vis tiek būdavo noras kažkoks, nusiraut, aš nežinau kas, bet kartą per mėnesį taip prisigerti ar prisivartot ar kažką padaryti, ir man kažkokia ateidavo dvasios ramybė, man tada nebepykdavau ant viso pasaulio. Rimtai, aš nežinau, aš prisidroždavau, atsibūsdavau ten blogos savijautos, bet man taip ramu širdį, man ir tada atrodo, dabar galiu eiti daryti ten savo dalykus. Kažkaip tada ateina ramybė. Ir kokią savaitę, žinai, ten padarai savo tos dalykus ir toliau prie to paties. Bet kol univerė ten vyko veiksmas kažkaip atrodė, čia jaunystė, čia jaunas, čia taip galima. Dar atrodė, lyg kai suaugsiu, tai viskas savaime įsispręs, tiesiog suaugsiu ir viskas bus gerai. Tai ir jo, tas laikas po to buvo 4 kurso pradžia. Atsimenu, pykausi su mama, ten negalėjau, įsiskyriau su mergina, ėjau ir aš savo tų ten darbelio on the side jau kažkiek užsidirbdavau ir aš galvoju, kad aš jau galiu išvaryti vienas gyventi. Ir tai supykau ant visų, aš galvoju, kad moteris mano problema buvo, visų mano nepasitenkinimų, tai yra mama mergina ir kad man dabar reikia išvaryti vienam ir viskas bus gerai. Tai ir greitai kažkaip susiradau su draugu tokiu, kuris ir norėjo nuomotis įsinuomom kažką. Mamai pasakiau ten 2 savaitės prieš, kad įsikrausčiau. Ir aš atsimenu, važiuojant ten, aš galvoju, aš daug planų turėjau, kaip aš čia viską darysiu, sportuosiu, babkės, ten sportas, baigsiu tą univerą, žodžiu, eisiu sunkiai dirbti. Ir aš žinau, kad, galvoju, Martynai, jeigu tu gersi, bus, pizda, visi tavo planai bus, nieko nebus tiesiog. Ir aš galvoju, gerai, tai aš varau ir aš pradedu naują gyvenimą ir aš negersiu. Jo, aš buvau dar iš tų laikų sąsiuvinį atradęs, kur aš ten pasižadėjimus visokius rašiau, kur ten, kad aš ten iš pradžių, kad negersiu, po to, kad gersiu nedaugiau negu 2 kart per savaitę ir nedaugiau negu 2 gėrimus. Ir dar tada, kad žolę irgi rūkysiu nedaugiau negu 2 kart per savaitę. Ir tokie, ir kad ten sportuosiu, kad ten tikslai, kad uždirbti 3000 eurų ten per mėnesį. Ten kažkaip paminėta, kad daug mergų susiras, ten kažkokie išlaiko, kad ten... Žodžiu, tokie tikslai. Tokia mano vizija buvo. Mano tokia vizija buvo, kaip aš tapsiu laimingu.
Tai ir tada negeriau, bet kažkaip atsirado biški rūkančių žolę toj kompanijoje ir aš galvoju, o, tai aš negersiu, rūkysiu žolę. Va, viskas, paprasta. Na ir vėl, kaip mano tie vartojimai jie visą laiką taip palaipsniui. Nebūdavo taip, kad aš ten vieną kartą išgeriu ir ten daužau iki komos visą likusį laiką. Man būdavo taip, aš vieną vakarą išgeriu, ten tada noriu artimu metu vėl išgert, tada tie kiekiai pabiški didėja, dažnai didėja ir vat, kažkaip atsiranda taip, kad baigėsi tuo, kad vartoju ten kiekvieną dieną kažkokiais ten kiekiais. Tai taip ir su žolė būdavo iš pradžių ten rečiau, nežinau, per kokie ten tie laiko tarpai, ten porą kart per savaitę, po mėnesio jau 4 kart per savaitę, po 3 mėnesių jau kiekvieną dieną. Ir tai va. Ir po to, bet tuo momentu nerūkiau cigarečių ir nevartojau alkoholio, tik žolę rūkiau. Tai ir jaučiausi, kad čia kažkokia sveika alternatyva. Kažkokia prasme ir buvo pagerėjimas, nes sportavau daug, bet mane taip raudavo stogą, nes aš pykdavau ant visų. Po to jau pykau ant kambarioko, ant tų ten kelių panų, kurias susiradau, kad būčiau laimingas. Ant tėvų toliau pykau, ant univero, viskas blogai ir aš nežinau, kur dėtis. Aš atsimenu, aš važiuoju ten per pietus, man rauna stogą ir aš važiuoju su dviračiu ten žemyn į kalną, pavargęs grįžtu, gerai, valandą biški ramu ir vėl sėdžiu, vakare vėl man rauna stogą, vėl ant visų pykstu. Einu į džimą, ten daužau maišus, bėgioju, ten sportuoju, gerai, vėl grįžtu, vėl valandą į ramu, bet negaliu ir aš nesuprantu, aš googlinau, galvoju, čia man athodai, po pusę metų laiko, kaip taip gali būti, kas su manim negerai, nebesupratau. Tiesiog, tai tada prie to žolės vartojimo prisidėjo ir alkoholis grįžo, ir cigaretės grįžo, ir viskas vienu metu buvo, bet kažkaip, dar tuo metu ašgi turėjau dirbti ir bakalaurą rašyti lygiai grečiai, tai po pusės metų pamačiau, kad man neužteks babkių ir tiesiog susistabdžiau studijas ir nuvariau ten dirbti. Dar padirbau visokiose sandėliuose. Žodžiu. Bet, tėvam, kai pasakiau, kad susistabdžiau, tai jie labai įsigando ir sako, mes tau ten, tik baig studijas, mes tau duosim pinigų, tai gerai, tai dabar, kol nestudijuoji, neduosim, bet kai studijuosi, duosim tik pabaigtas studijas. Tai po to ir grįžau ir pabaigiau studijas. Ir aš vis galvodavau kažkokie taškai gyvenime, galvojau, man univeras labiausiai trukdo, arba ten santykiai, arba tėvai ir krenta, ir baigiau univerą ir galvojau, jau būsiu laimingas. Tada su to kambarioku susipykau, iki dabar nebendraujam. Tai ten žiauriai irgi užkniso visi. Bet atėjo momentas, kai aš įgyvendinau savo tuos kažkokius planelius, kuriuos turėjau. Uždirbau pakankamai pinigų, gyvenau vienas, baigiau univerą, ten susiradau merginą ir aš galvoju, tai va, dabar nieks manęs pagaliau nenervuoja. Viskas pagal mane, viskas dabar yra gerai. Ir aš nebuvau visiškai laimingas. Ir man tada kažkaip sudužo mano gyvenimo supratimas, aš nesupratau. Aš galvau, tai man tiesiog nėra laimės šitam gyvenime, aš niekada čia nebūsiu laimingas, niekada man nebus gerai, tai kam stengtis iš viso, galvau. Ten turėjau susitaupęs to momentu kažkiek pinigų, pavyko ten kokius 6 000, bet atėjo tokie, realiai mintis apie savižudybę pradėjo man suktis jau tuo metu ir aš jau kurį laiką tokia depresija ir galvau, nusižudysiu, einu ten mišku, ten renkuosi medį, ant kurio pasikarsiu, ten tiesiog tokia
Ir galvoju, tai dabar galiu dar išleisti tos pinigus, kuriuos turiu, ir tada nusižudysiu, tipo, toks planas. Tai įsiskyriau su ta pana tuo metu. Ai, nes irgi man jau ten kažkas netiko, nepatiko, jau galvojau, kad geriau vienam būt. Noriu ten, nuvariau į kazino, žiauriai prisigėriau, pralošiau gal 2 štukas, atsikeliu dar blogiau, dar gilesnė duobė, pasižiūriu, dar biški liko pinigų, tai galvoju, dabar reikia pakeliauti kažkur, gal dar ten kažką, tai nusipirkau bilietus į Lisaboną į vieną pusę ir išvariau ten, nežinau, mėnesį tryniausi kažkur, tipo, įsinomau mėnesį, gyvenau ten, vaikštinėjau, landžiau po barus ir, tipo, vėl kaip tam tekste, kur pradžioje skaičiau kažkokie laikini draugai. Kažkoks buvo pagerėjimas emociškai, kad, tipo, nauja kažkas čia, tipo, smagu, bet tokia iš tikrųjų beprasmybė, bandai bėgti nuo savęs, bet niekur nepabėgi. Ir po to iš ten Lisabonos pas vieną draugą Vokietijai nuvariau, ten dar kokią savaitę pabuvau, ten jis toks pagerintis buvo, tai su juo ten drožiam pas kitą draugą, bet aš jau buvau ten pervargęs, susirgęs, jau ten buvau visiškai besveikatas, ten pas kitą draugą negeriant jau nuvariau ir jis dirbdavo dienom, tai aš ten bent įsimiegojau normaliai, jau prasiblaiviau. Na ir grįžau į Lietuvą, tada ten tas santaupų likutis išseko, bet kažkiek tam noras numirdingo tam kartui. Ir toliau maliausi kažką, važinėdavau. Mano tuo metu rutina buvo kažkaip, kad kiekvieną vakarą aš tam kokius 3 alaus nusipirkdavau, 3 išgerdavau ir važiuodavau su dviračiu į miestą. Važiuoju į miestą, mieste ten pasitrinu, dar užeinu į kokį barą, dar ten porą išgeriu ir grįžtu. Tai čia, ir kiekvieną dieną, nes aš nebenorėdavau gyventi blaivas tuo metu, aš kai išgerdavau tas 3 alaus, ten tai bent jau grįždavo noras gyventi, norėdavau kažką išvažiuoti, su kažkuo pasikalbėti, nes šiaip jau nieko nebenorėjau. Ir vieną iš tokių išvažiavimų bare susitikau merginą, su kuria ten pradėjau šnekėti. Ji parodė ženkliuką AA 1 metų su kokteiliu rankoj, papasakojo. Ji diagnozavo man, kad aš alkoholikas, pasiūlė ateiti į grupę. Pasiūlė ateiti į grupę. Aš nuėjau už smalsumą ir pajaučiau, kad čia mano tema. Atsimenu, buvo lankstinukas gulėjo, ar tu priklausomas, neatsimenu tų punktų, bet paskaičiau. Į visus atsakiau taip, supratau. Numečiau, bet kažkaip pasiklausiau, bet galvoju, chebra, man taip blogai, kaip jums nėra. Aš turiu kur gyventi, aš turiu ten papkių, dar turėjau sveikatos. Dar galvoju, aš biškį nepasiruošęs, bet kai reikės, aš žinosiu, kur ateiti. Tai buvo dar 2 metai tokio blaškymas, tokio sėdėjimo, ten vakarais gerimo. Bet, vėl iš to, mano tuo metu gyvenimo filosofija būdavo, aš bijodavau kažką padaryti, tai galvojau, taigi jeigu nepais, galėsiu nusižudyti. Tai su šita filosofija po to nusipirkau į Tailandą bilietą į vieną pusę su draugais ir ten irgi 4 mėnesius gyvenom. Aš atsimenu, ten irgi galvau, išvarysiu į Tailandą ir irgi susitvarkysiu gyvenimą, negersiu, nerūkysiu. Tai mano tas negerimas, nerūkimas tai turbūt 2 dienas truko, o negerimas kokią savaitę. Ir grįžau. Ir žodžiu, aš ten dirbau nuotoliniu būdu Tailandė su chebra ir kažkaip pasidirbdamas tų pinigų tryniausi. Ir buvo vėl pagerėjimas dėl to, kad viskas nauja, taip įdomu, čia taip cool, taip faina, bet jau po 3 mėnesių ten kokių vėl jau supikau ant visų kambariokų, nes
ten pradėjo eiti tokie jau nemalonus įvykiai, kur ten, nuomojomės ofisą, ten, žodžiu, mano tie draugai ten pakėlė babkių, taip sakant, žargoniškai ir pradėjo rėkt, šokinėt, o aš ten 6 ryto atvarydavau, pas mane būdavo alaus ant stalo, alaus ten pilna bonkų ant stalo, ten, žodžiu, cigaretės, dar ten vieną medžiagą, dar ten žolę rūkydavom, peleką tipo. Ir tiesiog tai atvarė vadovas ten, kai sakė, čia triukšmavo, žodžiu, mūsų užbanino iš ten visam gyvenimui tiesiog. Tai va, likom be ofiso, jau supikau, galvojau, lopai, tada telefoną pamečiau ten, ieškojau, draugai nepadėjo surasti, po labai pikau, nes man reikėjo Wi-Fi'aus, kad aš ten pamatyčiau, kur jis yra. Tada mano motoroleris ten, keičiau tepalus, kažkaip nuvariau keisti, nepakeitė, užkalė variklį, ten man vidury kelio naktį, ten, žodžiu, jau visi ant visų, ant kambariokų supikau, ten tailandietę merginą radau ten ant tos irgi jau nebenoriu, jau karočią ne. Ir vėl viskas man blogai, ten jau sveikatos nėra, ten 3 medžiagas vartot, ten kiekvieną rytą. Aš kažkaip nuo ryto ten dirbdamas pradėdavau vartot, ten po to kažkaip dieną pamiegodavau, vakare vėl vartodavau, kažkokią tokią rutiną turėjau, bet keldavau 6 ryto pareigingai, gražiai. Tai va, tai užkalė tą variklį, man ten kažkokią sąskaitą išrašė Motorolerio, davė kitą Motorolerio modelį, prie kurio nebuvau pratęs, aš piktas važiuoju, ten velkasi toks tuktukas, ten 30 km/h, ten nervuoja, tik pamačiau progą lenkt ant gazo dugną, įvažiuoju į duobę, ten slystumi Motorolerio per asfaltą, ten visas kraujuotas, ten visi keliai, rankos, koja įsisukau, grįžtu ten, nereikėjo ligoninės, kažkaip praėjo, bet ten viskas skauda, jau planuoju kaip grįžti namo, viskas blogai, žodžiu. Viskas blogai, ten skausmą malšinu toliau alkoholiu ir žolę, ten, tai jo, bet jau noriu grįžti namo, nes jau atsibodo visi dar, tai jau skrydis, ten reikėjo grįžti Bankoke dar paskutinė naktis, atsimenu, ir atvariau 8 vakaro į Bankoką, galvom, tik paskutinis vakaras, taigi dar reikia išlysti miestą. Tai vėl trainiausi, ten kažkaip pragėriau iki 6 ryto ir vos nepramegau. Dar aš visas subintuotas ir šluba toksai, va, išvariau patūsint dar ir labai trūko. Ir jo, po to pramegau žadintuvą, vos spėjau į oro uostą. Oro uostas milžiniškas, ten čekinė kokie 500 žmonių, man skrydis už pusvalandžio, aš ten tiesiog lendu per apačią pro tos 500 žmonių, sorry, ten bėgu, nežinau, kurią pusę mano skrydis, ten flubas, žodžiu. Galvoju, sėdžiu tam lėktuve, gerai, aš taip jau neplanavau, ne taip planavau šitą kelionę, jau kažkas visai negerai. Tai dar grįžau į Lietuvą ir dar kokie ten metai buvo tokio, jau kasdienio gerimo, kai anksčiau dar kažkaip pasportuodavau, dar su dviračiu išvažiuodavau, dar būdavo momentų, kaip apsitvarkydavau jau. Paskutiniais metais dingo sportas, tiesiog būdavo iš ryto biškį išgeriu, kad galėčiau ir norėčiau dirbti ten, vakare dar biškį, po to nėra ką veikti, tai ten po barus laistydavos ir jau toks jau kasdienis buvo, jau sveikatos nėra ir jau paučiau, kad sustoti negaliu jau. Kaip būdavo dar anksčiau momentų, kai sustodavau kaip mėnesį, porą mėnesių, jau taip nebepavykdavo. Kai labai bloga būdavo, tiesiog pavykdavo ten kokias 4 dienas tiesiog ant to blogumo išsiblaivyti, bet kai jau atsirasdavo jėgų, tai ten vėl. Ir prisiminiau kažkaip
Buvo tokių momentų vėl, čia jau nesąmonų pradėjo vykti, kad kažkokių ten mergų parsivedžiau už baro, jos ten pavogė iš manęs 200 eurų, gal ten muziką užleido, policija iškvietė, žodžiu. Tai aš taip atsaku, tai turbūt, kai aš kalbėjau su policija, jos iš mano piniginės įsitraukė mano papkės ir išėjo. O toks, žodžiu, toks. Ir galvoju, nu kaip, kas čia vyksta, ten, tipo, dar kitoj vietoj ten tokia nesąmonė, ten sportinį pokerį žaidžiau, ten irgi prisigeriau. Ir laimėjau pirmą vietą vis tiek turnyrė, ten PlayStation'as pirmoji vietoj. Ir tas, žodžiu, antros vietos žmogus labai norėjo jo, tai ten siūlė, kad nusipirkt. Ir, žodžiu, aš neatsimenu, ką aš tariausi, bet, žodžiu, susitariau taip, kad jis man pervedė 100 eurų, kažką parodė, aš toks gerai ir išėjo. Ir, tipo, ir suprantu, kad, ble, apipisko mane ir taip šlykšta, nes ten dar buvo žmonių, kur galvojau, na, jie, tipo, lik ir draugai mano, su kuriais ten būdom, bet jie matė visą tą situaciją, nieks nieko nesako, nu, toks, karočią, šiukšleks, kas čia vyksta mano gyvenime ir su kuo aš leidžiu tą laiką. Ir kitose baruose ten kažkokie, nu, irgi taip pat draugai, bet supratau, kad nėra jie man draugai, tiesiog aš turėdavau visą laiką plotą, taip pat tai pas mane būdavo galima eiti dasimušti, dėl to buvo mano draugai. Ir jo, ir tiesiog toks jau žiaurus jausmas, kad, nu, viskas negerai, sustoti negaliu, tipo matau, kad, nu, nesąmonė kažkokia vyksta ta mano gyvenime ir... Gerai, tai jo, tai jau ir tada tai link sveikimo. Nu, atėjo tiesiog toks momentas, kai supratau, kad jau ragas ir dar buvo tas, kad aš prieš kalėdas galvojau, išsiblaivysiu ir atvarysiu su šeima, atšves kalėdas ir aš blaivausi ir man tiesiog, nu, negerau ten 2 dienas nieko. Ir visiškai nemegau, man tiesiog sukosi vaizdai, ten visas gyvenimas nuo pradžių iki galo, kad kas negerai su to mano gyvenimu, kur aš klaidą padariau, tai 2 paras nemegau, ten prasidėjo haliucinacijos, tokios ir lyg kviečia mane kažkas, po to kambarį ten kažkokius šešėlius matau, žodžiu, supratau, kad jau ragas ir, nu, nesiorientuoju kažkaip ten. Ir jau visa motorika, viskas sutrikiant, ten paskutiniai 2 mėnesiai tai buvo tokio kasdienio gerimo, žodžiu. Tai varau ten kalėdų švęst, nes, nu, ten nesuprantu, kur randuosi. Kažkiek dar pusiau adekvatus atrodo, bet sakau, žodžiu, tada pasakiau ten, šeimai sakau, man reikia pagalbos, pradžių sakiau, kad man ten depresija, kažkas, kas gal ir buvo dalinai tiesa, bet žodžiu, tai užsirašiau, tai pasiūlė ten į terapiją, nueit ten, žodžiu, padėsim tau, žodžiu, viską. Bet žinau, kad man į A iš tikrųjų reikia eiti. Tai jo, į A, į D. Tai jo, ir atėjau tada ir jau buvau tikrai įsigandęs. Ir tikrai supratau, kad beviltiškas tas kažkoks beprasmiškas gyvenimas ten. Tikrai, ir ten paskutinius tais metais jau nemačiau prasmės nei blaivas, nei girtas gyvent. Dar kol anksčiau būdavo išgerus, atsirasdavo kažkoks entuzijazmas kažką veikti, jau to nebebuvo. Buvo tiesiog, aš tiesiog išgeriu ir aš galvoju, kaip man sutvarkyti gyvenimą, kaip sustoti ir ten jau džiaugsmo jokio. Kaip tam tekste iš pradžių, tik tai neviltis ten ir tiek. Tai jo, atėjau ir man tiesiog sakė, susiras globėją ir reik žingsniais. Ir aš ten nevilkinau šitą reikalą, susiradau globėją ir pradėjau eiti žingsniais. Ir ta pradžia tikrai nebuvo lengva. Man pradžioje iš vis atrodė, kad niekada nebus prasmės mano gyvenime, kad aš niekada nesijausiu gerai, aš niekada nesijausiu laimingas, tos visos mintis apie vartojimą niekada nepraeis. Ir jo, ir ten 1,5 mėnesio ten skaičiau knygą,
klausiu, tai ką daryti, tai melstis. Vieną maldą mokėjau, ramybės maldą, nieko ten, nei aš tikiu, nei ką, bet nežinau, ką daryti ir sėdėdavau ir melsdavau. Ir važiuoju autobusu ir laužu. Ten nuo ryto iki vakaro ateina mintis, kad noriu išgerti, kaip eit ir ginčijo su savim, ten nereikia taip, gal reikia, gal nereikia ten, bet kažkurio momentu ten tiesiog parkdavau nuo to, įsijungdavo smegenis ir nueidavau ten kažkiek išgerti. Ten, jo, ir uždroždavau, tai kokie 3 pirmi mėnesiai tam buvo, jo, labai sunkus, niekur nedingo noras gert, bandžiau sukandęs dantis išlaukti kažkaip, vis ten atkrisdavau, net nežinau, ar tam pradžioj atkričiai būdavo, globėjas sakė, nenustojai gert tiesiog, kas ir buvo tiesa, tiesiog bandžiau, bet sakau, nepadeda, ką daryti ten dar. Sako, tai tarnystę, eik ten su kažką, tai pradėjau arbatas daryti, arbatų tarnystę. Galvoju, kuo čia tai iš visų susiję ir kuo man tai turėtų padėti, aš nežinau, bet kažkaip tuo momentu buvau pasidavęs, kažkaip bent jau savo. Taip pripažinau, nors ir jaučiausi visą laiką protingas ir visą žinantis, bet pripažinau, kad gerai, aš kažkaip netaip vis dėlto gyvenu ir aš gal vis dėlto nežinau, kaip man gyventi. Tai kažkaip toks nuolankumas atsirado ir galvoju, gerai, ką jūs pasakysit, tą aš padarysiu ir dariau tą arbatą ir kurį laiką, bet tada po truputį pradėjau jaustis grupės dalis, nes prieš tai buvo toksai, kad, kaip svečias kažką pasiklausau, bet nežinau, tai pradėjau tas tarnystės, jau pasijaučiau grupės dalis ir lengviau biškį pasidarė. Dar buvo tas 2-3 žingsnis, žodis Dievas. Tikrai mano nemėgstamiausias žodis buvo visoje programai. Nuo pat pradžių, kai atėjau, galvojau, jeigu šitus 2 ten tas Dievo žingsnius ištrint, tai normaliai šitą programą galima padaryti. O kai yra Dievas, tai nežinau, šito žodžio net nevartau visą laiką aukštesnioji jėga. Dabar dėl to, kad trumpiau pasakyti Dievas negu aukštesnioji jėga. Anonimai tą žodį Dievas kažkiek kitaip ir supranta, gal toks jisai bendresnis tiesiog. Tai ir skaitydamas ten tos žingsnius galvojau apie Dievą, koks tas Dievas. Aš visą laiką netikintis buvau ateistas, ta prasme, žiūrėdavau debatus, kaip diskutuoja krikščionis prieš ateistą ir galvojau, ateistas, čia maladėts, logikos žmogus, pasakė kaip yra ir viskas. Ir čia viskas nereikalinga. Ir ką ten, bet gal ta atskirtis aukštesnės jėgos ir religijos gal man svarbi buvo, kad tai nėra religija, nes tas ateistas tai ten su krikščioniu diskutavo apie Bibliją. Tai aukštesnioji jėga nėra religija kažkokia. Jo buvo tokių apmąstymų ir labai bandžiau suprast, kokia čia ta mano aukštesnė jėga, kaip čia ją surast, kam aš čia tą gyvenimą pavesiu ir taip toliau. Tai ten visokie budizmai, hinduizmai, ten domėjausi bet pavargau, aš tuo metu pavargau tam bandyti suprast, nes man momentais atrodė, kad aš niekada neperlipsiu per save ir ten dar atkritinėjau, atsimenu, ir ten prigeręs, prisivartojęs ten su ta chebra tokius filosofinius klausimus uždavinėjau. Tai ką jūs galvojate, tai yra Dievas, chebra. Bet, jau buvo tokie, iš tikrųjų, tas vartojimas nebepadėdavo, man būdavo tokie, nežinau, vartoju ir vis tiek galvoju, kad čia nesąmonė ir galvoju vis tiek, kaip susitvarkyti, kaip čia apeit visą šitą reikalą. Dievo, bet kažkurio momentu galvojau, kad pavargau aš ieškotų atsakymų. Galvojau, jeigu yra ta aukštesnė jėga, tai už mane protingesnė ir aš vis tiek jos nesuprasiu. Tai galvoju, tai kam čia, prasme, galvoti, einu daryti. Ir iš grupės girdėjau tą,
kad ten nereikia įsitikinti, reikia tik norėti, ten ramiai. Nu, galvoju, gerai, tai tuo momentu tiesiog nusprendžiau, kad priimsiu tą aukštesnės jėgos savokas ir iš esmės, kad darysiu programą. Tai va, ir nuo tada lengviau buvo su visą tą grupių lankymų ir tarnystės kombinacija, pabiški traukėsi noras gerti, jau nesėdėjau taip kiekvieną minutę ir galvojau, ką padaryti, kad nenueičiau gertam melsdamasis. Tai va, ir tada ir žygiavau toliau žingsnis, ten 4 žingsnis, refleksija apie baimes, surašiau ten žmonės, man patiko surašyti ten, ką visi man blogo padarė. Tada reikėjo ir save pasižiūrėti, bet kažkaip nužiūrėjau, aš kaip irgi sakė, žinojau, kad aš ten pridaręs nesąmonę. Nors nebuvo taip žiauriai, kad nebuvo taip, kad ten apvogčiau ten žmonės ar ten labai apgaučiau kažkaip, mano tos žalos buvo tokios savanaudiškos, tiesiog, kad nebendrauju ir paskambinu, kai man ko nors reikia, arba iš viso metau žmonės iš gyvenimo į kairę, į dešinę, arba kažkaip pasinaudoju, kad turėčiau kažkokį ryšį ar ten laikiną draugą ir panašiai. Tai tokie ir judėjau toliau. Tai 5 žingsnis kažkaip, aš buvau pasiryžęs, aš turėjau tą savybę, kad aš padarydavau, kažkaip padarau, ką aš tikrai pasiryžtu padaryti. Ir kažkaip toks viduj buvo jausmas, kad žinau, kad padarysiu aš tą programą. Tai ir ėjau jau taip apsimesdamas, kad nieko nebijau, kad ten to 4 nebijau daryti ir kad nebijau ten visko perskaityti savo globėjų ir taip toliau. 6, 7 žingsniai, ten būdo trūkumai ir ten melstis jos pašalinti. Iš pradžių tai nežinau, aš galvoju, aš nenoriu, tai man paims būdo trūkumas, tai aš būsiu ten toks nuobodus, neįdomus, ten toksai teisuolis kažkoks, tai galvoju, nereikia. Bet ten rašo, tai jei net nepasiryžęs, tai melskis, kad pasiryžtum. Tai pasimeldžiau, kad pasiryžčiau. Ten kas dar 8, 9. Žalas atitaisyti. Tai savo pagrindinės mano žalos buvo tėvams, kad aš jas ten atstumiau iš gyvenimo. Aš galvodavau, pastoviai pagalvodavau, ar jau užblokuot mamos numerį su visam ten, ar dar tipo ne. Taip norėjau, tai ir nebendraudavau. Tai tokiais būdais skaudinau savo tėvų. Ir daug žmonių mano gyvenime neparodžiau kažkaip dėmesio, kur tikrai jie buvo visai man ir svarbus, bet man tiesiog kažkaip aš atsiskyręs, man neįdomu. Ta 10, 11 savistaba, meditacija. Aš šiaip nerašau, kaip čia rašoma, kažkaip ir globės, nesakė, kad reikia rašyti ten, pildyti kažkokius lapus kiekvieną dieną. Kažkaip pastebėjau, gal ir aš esu pildęs visokių ten žurnalų, ten ilgus laikus ir man niekad nemačiau, niekad naudos, niekad nepatikdavo. Bet aš pagalvoju, kažkaip ateina minčių. Kažkaip keičiasi pabiški tas požiūris į žmonės. Man kartais ateina minčių ir pagalvoju, kaip sekasi tam ar kitam žmogui, ko anksčiau niekada nebūdavo. Aš niekada neateidavo mintis, kaip ten kam nors sekasi, nes man dar turiu laiką. Aš keliauju link pabaigos. Tai šiai dienai nesu kažkoks labai dvasiškai pabudęs, bet noras vartoti
Dingo. Ateina minčių, ta prasme, bet jos netokios intensyvios, jau nereikia kampe sėdėti. Ir visokių būna momentų, labai banguoja nuotaikos. Vienu momentu taip, kaip čia viskas gerai, koks aš laimingas, čia taip visi jūs faina, visus myliu, gyvenimas toks gražus ir taip. Ir tada apačioj vėl ateina savigaila, ten vėl viskas beprasmiška, gyventi nėra prasmės, iš vartojimo bus tik skausmas, tai net neįsiu vartoti, eisiu iškart nusižudyti tiesiai. tokios būsenos ir tada, bet kažkaip, žinau, kad praeis, kai globėjui paskambinu, pasidalinu, kad gerai jaučiuosi ir viskas gerai, sako, nebijok, praeis. Tai va, ir praeina. Ir praeina, bet tada ateina ir supratimas, kad kai toj dabėjasi, kai jau nieks ten neįdomu, kad ir tas praeis. Tai ir tas praeis čia. Būsenos banguoja. Ir toliau viską maniakiškai darau kaip priklausomas žmogus, jeigu ten serialą pradedi žiūrėti, tai visą sezoną iki 3 ryto, ten iki 4 akis skauda, žiūri, bet pabaigai dabar galima mėgoti ten arba einu. Ir jo, žaidimų dabar rečiau žaidžiu, bet jeigu užsikabinau žaidimų, tai irgi kokį savaitgalį pradedu, iš ryto įsijungiu žaidimą ir taip 12 valandų prasėdžiu prie kompo ir toks, grinai kaip užgėręs toksai, atein dužęs, kaip man taip atsitiko, kaip čia vėl taip. Tai, žodžiu, tai ne visas tos problemos pasitraukia, bet šiai dienai, yra noras gyventi, yra planų, aš matau kažkokią ateitį savo bent jau, kad kažkas gali būti ir grįžusi viltis. Ir šiaip vartojame, atsimenu, nekenčiau savęs jau, tikrai nemylėjau ir buvo ir nepasitikėjimas toks žiaurus savim, toks anxiety, nes pats nesuprantu, nes aš pats suprantu, kad aš negerai gyvenu, kad negerai mano gyvenime, bet aš negaliu nieko pakeisti ir toksai bejėgis, beviltiškas jautiesi, toks, tiesiog nepasitikėjimas savim, ir tikrai galėjau drąsiai pasakyti, kad nekenčiu savęs. Tai šiai dienai to nėra taip, kad žiūri į veidrodį ir galvoju, kad, ta prasme, šiukšlė, nes tai būdavo, vartojame, žiūri, žodžiu, tai juoda ta duobė, tai bet šiandien esu su jumis ir esu blaivas. Ačiū Dievui ir jums. Taip, tai ačiū Martynui. Ir dar kartą primenu, kad tai, ką čia išgirdote, turi šiek likti. Klausimai. Jo, susimėčiau, atsiprašau. Turime laiko klausimams. Jūs narkomanas. Tai tu papasakok man gal apie tą 12 žingsnį, kaip sekasi. Praleidau, jo. Kaip sekasi padėti kitiem, kaip sekasi apskritai gyvenime ir kaip žinia sekasi perduoti. Gudriai, kaip praleidau tą 12. Jo, nes, neturiu aš globotinio šiuo metu, nesusirandu, bet kažkaip ir nesiparinu dėl to, aš galvoju, ateis, Dievas atves, kam reikia, suves mus. Tai o kaip skleidžiu žinią, tai grupių veiklas, išeinu pasidalinti visokias reabilitacijas, ką dabar rečiau darau. Buvau šiaip paskutiniu metu tokiai gal dabė, kai biškai atitolau nuo programos ir grįžo visos būsenos prastesnės. Tai šiaip nežinau, kas pirmiau, ar būsenos, ar atsitraukimas biškai nuo programos. Bet kažkas galvojau, kad čia man reikia pailsėti kažką. Tai bet tas 12 žingsnis, nors aš konkrečiai neturiu globotinio, bet
Va, įdomus dalykas. Mano mama pradėjo lankytis AA susirinkimuose, mano pavyzdžiui. Tai žinai, aš jai nieko nesakiau realiai. Na, jai buvo įdomu, kažkada tai knygą atnešiau, tipo, paprašė. Atnešiau knygą, tai dabar lankosi. Ir žinai, aš nieko nedarau, bet žinia skleidžiasi vis tiek. Arba vienas draugas ten, žinai, dar irgi bendraujam ir ten gyrasi, kad mėnesį žolės nerūko. Nu, kažkaip to pavyzdžių skleidė žinią. Ir jo, šiaip reikėtų pasispausti biškį aktyviau, gal reikėtų man tai daryti, tai planuojam važiuoti į Kelmę. Jei bus proga pasidalinti patirtim, tai jo, o ateis tie globotiniai. Dar momentais aš pats suabejoju savo blaivybę, šiaip dar tik 11 mėnesių blaivas, nepilnų net, nes, nu, programai biškiau ilgiau, kokiu turbūt jau 1,5 metų beveik, tik tai ten ta pradžia dulkėta. Tai kartais suabejoju, kad čia mano, ypač kai bloga būsena, kad čia gal mano ta blaivybė silpna, gal aš čia kažkaip, nu, gal mano ta patirtis nėra niekam vertinga ir kad gal man čia reikia daugiau, nu, tokių būna kažkokių. Bet, nu, tai tiek. Gedas nekomandas. O aš minėjau, kad kai pradėjai programą, tai aukštesnioji jėga Dievas visų norėjo uždengti, kaip ir tas toks kėlė nerimą. Pasakai, kad jaučiu, kad nesu dvasiškai pabudęs. Kaip dabar laikytum savo santykį su aukštesnioji jėga, koks tas ir bandai kažkaip stiprinti ir kaip jie apibūdinti? Jo, aš rytais kažkaip meldžiuosi, čia mano stengiuosi išlaikyti tą ir kažkaip 3 žingsnio malda. Aš dabar net neatsimenu, kodėl būtent 3 žingsnio malda, gal globėjas sakė, kad man čia reikia kiekvieną dieną jo melstis. Tai jo, kažkaip ir, nu, vieną rytą ten taip nesąmoningai ir mechaniškai pasakau, pasimeldžiu ir ten nieko nepajauti, kartais pabandau susikaupiu, žinai, pamedituoju ties tuo labiau. Jo. Aš pagalvoju, aš dabar taip ir nežinau, kas ta aukštesnioji jėga, bet bandau kažkaip pamedituoti, pajusti tokį ramybę, kaip sako, pabūti čia ir dabar ten, o ne savo kažkokiai praeities prisiminimuose ir ateities planuose. Ir kažkokiu momentu ir pagalvoju tą mintį, nu ten ta mintis, kad visi esame vienas, pabandau apie tai pagalvoti, ar mes visi vienas ir kaip, jo, jeigu skriaudi kitą žmogų, realiai save skriaudi, tai taip ir gaunas. Tokių minčių ateina, kiek pagalvoju, pasižiūriu kažkokių video, tam dvasingumo tema, kur bandau pagilinti, nu, bandau kažką suprast, pagalvoti kažkokių minčių. Šiaip nesieju savęs su jokia religija, bet taip įdomu. Tiesiog tokios nuomonės, kad visos religijos bandė papasakoti, kad tiesiog bandė papasakoti, nupasakoti tą aukštesnę jėgą ir tiek, kaip jie ją supranta. Ir kad šiaip visų religijų tos tiesos, jos yra panašios, žinai, tai ir skirtingais laikmečiais, skirtingi žmonės ir ten, kurie net neturėjo ryšio, jie vis tiek kažkaip priėjo prie labai panašių išvadų, kaip reikia teisingai gyventi. Ir tas tiesiog, kad kažkokia bendra sąmonė, kad tas kažkaip ir yra aukštesnė jėga. Nu, tokie. Turiu laiko, tai drąsiai klauskite. Geras narkomanas. Tai dabar blaivybė 9 mėnesių, kaip tie draugai, kaip ten dabar kokia...
Vienuolė. Ta aplinka, kaip dabar va, ta savijauta, vadinkime. Ah, Tokių draugų pusės, kaip naujai pasikeitė, kaip kas atrodo. Šiaip greitai viskas pasikeitė. Blaivybei šiaip buvo taip. Aš gyvenau, tėvai pardavinėjo butą ten Pilaitėj, žodžiu, ir aš jame gyvenau, kol jį parduos ir kažkaip ilgai jo nepardavė ir aš ten sėdėjau ir nu, visas nelaimingas ir kažkoks, žodžiu, aš kaip pradėjau eiti programą ir kažkaip labai staigiai ten realiai per porą mėnesių pardavė tą butą, man reikia įsikraustyti, aš ten įsikraustau, ten tada jau stojasi ant kojų, tai kažkaip greitai susidėliojo viskas, lik savaimo iš draugų. Aš neturėjau niekada daug draugų. Tai, bet išliko pora ir išvartojama tokie, kurie, nu, artimi draugai nuo vaikystės realiai, tai su jais toliau palaikau ryšį. Dingo, nu, su tais ten, su gerovais visokiais, su kuriais trindavus, tai su jais ten nebepalaikau ryšio, ten dingo, nes iš tikrųjų be vartojimo tai nieko ir neturėjom bendro. Tai ir taip gyvenu, buvau merginą susiradęs, bet ten nepaėjo. Ten, nežinau, gal buvau ten 3 mėnesius, gal blaivas, tai prisireikė santykių. Tai, bet kaip ir nesigailiu, kad tai buvo, žinau, buvo. Ir taip, santykis su tėvais, tai kai aš galvojau, ar užblokuoti su visa mama ar ne, tai su jie biškai atnaujinom ryšį ir vakar grįžau iš Berlyno, nes aš jai per kalėdas bilietus padovanojau, kad dviese iškeliautume, tai pradėjau bendrauti su mama. Nu, gal dalinai toks dar 9 žingsnio buvo, žinai, kad parodyti jai dėmesio, skirt laiko, kurio neskyriau, tai gerėjo santykiai su žmonėmis. Bernardas alkoholikas, aš neturiu klausimų, bandžiau sugalvoti, bet nepavyko. Bet aš tik noriu pasakyti, čia labai labai blogas komentaras matyti, bet šiai dienai jis geras. Aš atsimenu Martyną grupiai, man atrodo, 12 valandų blaivą kažkas tokio. Ir būna taip, kad, taip netiki, kad žmogui pavyks, aš nežinau, ar žmonės, bet kažkoks toks vaibas buvo. Ir tam tikrą prasme aš tą pokytį labai, taip stipriai matau ir kažkaip aplinkoj girdžiu, kad daug kas susitapatina ir atrodo, kaip gali programa, ir kaip tu minėjai, su kuria daug nesutinki, daug išankstinių nuostatų, realiai, bet aš manau, to gyvenimo džiaugsmas teikti ir tu jo gali dalintis dar su kitais ir nenorėt vartoti. Tai ačiū tau. Ačiū tau. Jo, tas dar priminė dėl išankstinių nuostatų. Man jūs irgi labai svarbus buvo jauni žmonės, kurie eina programą, nes kai ateina ten, žinai, vyrai ten 5 metų, kur ten buvo jau viską praradę, ten kalėjimai, viskas, su manim tai taip blogai nėra. Tai aš irgi, kai mačiau jaunus žmonės, kurie, ima ir daro, ir tada pagalvojom, tai gerai, tai gal, kad ir man tinka, tai ir tavo. Taip pigiai, kaip atrodė, kad man beviltiška, tai jeigu ne tu, tai man ir būtų buvę beviltiška. Vilė, priklausoma. Čia tokį čyzį paklausiu. Jeigu galėtum savo naujokui kažką pasakytum kažką. Savo naujokai. Kad tiesiog, kad nereikia visko prarast, kad pradėtum daryti programą. Nereikia palauk, kol bus taip blogai kaip jiems. Galima dabar daryti. Tai va, šitą tiesiog. Ar dar kas nors turi klausimą? Taip, dar kartą rekordą.